Kaip gera sulaukti pavasario. 26 metų balandžio 18 rytas. Na ir laukia autobuso. Jau aišku, yra žmonės susirinkę štai prie savo. Ir važiuosim, bus ekskursija į Kuršių neriją, į Nidą. Bus plaukimas laivu. Tiesiog bus daug nuotykių, pramogų. Dar turėsim laisvo laiko pasivaikščioti. Ant galo bus žuvies degustacija. Tai štai kelionė greit prasidės. Štai autobusas. Linijas čia vairuotojai suka. Na ir prasideda mūsų kelionė. Saulė šviečia, tikėkimės viskas bus labai puiku, labai gerai. Laiku atvažiuosime. Kuršių marios neaudringos, nors tikrai neturėtų būti audringos, laivo labai nesups. Iš Uostadvario plauksime į Nidą, pasivaikščiosime Nidoje, šiek tiek laisvo laiko turėsime ir po to grįšime vėl į Rusnę, keliausime į Ingos rūkyklėlę, padegustuosime žuvies. Jeigu kas turbūt esate buvę kažkada su kokia kelionė, skaniai tenai žuvytė, taip. Ir kaip visada, aišku, tradiciškai yra pertrauka. Stojam prie Circle degalinės. Labai trumpai. Gal reiks kažkokį pasimt submariną ar sumuštinį. Ir toliau trauksim. Štai pasėmiau dešrainį ir submariną. Gerai, bet kitą savaitę grįšiu, va taip. Gidė surenka pinigus už papildomas dar pramogas. Šitas prietaisas, čia bus ausinės, jungsis. Bus galima klausytis gidės. Technologijų. Tai tas technologijas, tai yra aparačiukas. Čia yra radio pas mane siųstuvas, pasisimtuvai. Galite įsidėti irgi, jisai veikia ir po striukėm. Kai, sakykime, paltais apsirengsite nešaltą, tai galite ir po striukėm, jisai veikia. Jis ir jo žmona Stulginskynė. Gandrų kaime. Taip. Lazdijų rajone yra toks avižienių gyvenvietė. Taip, tai čia Vainutis. Ir dabar ir dar iš patirties vienas šitie miškai, tai geri samavankščikai buvo. Ir dabar yra. Ir dabar. Na ir taip šitas kraštas tapo liuteronė. Viskas esame Uostadvaryje. Greit plauksim laivu. Taip išties labai gražu. Štai laivelis. Laivo pavadinimas Ugnė. Matau užrašą. Nedidelis toks laivukas.
Taip, vanduo buvo aptėmęs. Viskas gerai. Tai Gerai, galim. Viskas tinka. Ir iš vis tokioje vietoje, kur plaukėme, tai... Na, va, tai... Potvynis, buvo neįvyko. Atkreipiu dėmesį, va čia, va tas yra, va čia, va tas yra. Dar iš tokių turiu pasirinkti, visi duomenų. Ir be kito ko, aš turiu ir to. gyvenimas tęsiasi. Puiku. Taip, dabar... Taip, dabar mes esam Aha, iš Uostadvario plaukėm Ventės ragas, pro Ventės ragą tiesiai į Nidą. Aha. Apačioje žemėlapio Rusija. Neįtikėtina. Labai gražu. Ačiū. Reikia sugert monsterio. Šiek tiek energijos. Truputį išėjau vandenio į lauką patį. Ir štai jau artėja Nida pamažu. Matau kopas, kalnus. Sokai gražu. Būtent reikia neužstoti, nes čia kapitonas laivo. Per patį langą žiūri, patį kelią visą. Štai, jau nedaug lieka. Aišku, dar reikės, truputį užtruksim. Tikrai kelionė labai įspūdinga, daro įspūdį. O tą galim sakyti, pradžia yra visa šitos ekskursijos, tos kelionės. Į Kauną planuojame grįžti pusę 10, apie 10. Ką, reikia į vidų. Tai jau prie pat mes jau viskas, galima sakyti, jau kaip yra atvykę, plaukia. Sau kaip gražu. Jau čia visur pasėdės buvo. Aš šitą tai labai gerai prisimenu, aš su tėčiu žvejodavau visą laiką nuo filmą. Jisai čia dabar jei taip atsitinka, kad paklystate, ką nors turite mano telefoną visi. Turite, jums labiausiai telefoną paėdus. Tai susitarėm vietą. Viskas, laivas prisišvartavo. Viskas. Jeigu kažkas norėtų tualetas kažkaip, praneškit, nes tiesiog... Ну, поедем.
Taigi pagaliau sumytoje pasaka. Oras truputį vėsokas, bet gaivus. Vėjas toks. Taigi 26 metų balandžio 18. Dabar yra apie 20:12. O laivą turim grįžti 4 valandą išplaukę. Taigi dabar eisim link kopų. Kiek gidė, kaip sakė. Ir dar daug pasižvalgysim, turėsim laisvą laiko. Paskutinį kartą Nidoje buvau prieš 25 metus. Tai praktiškai prieš 2,5 dešimtmečio. Kai man buvo 17, dabar man 42 metai. Pirmą kartą 99, antrą kartą 2001 su savo giminaičiais, su giminė. Neįtikėtina, kai greit bėga laikas. Nieko, sugrįšiu dar rugpjūtį. Dabar jau aišku bus vanduo, jūrai bus galima įsimaudyti jau. Reikia palaukti dar kokius 4 mėnesius, 3 vasaros pabaigoje. Kaip tik turėsiu atostogas, tai va tai planuosiu. Link žmonių, aišku, reikia neatsilikti nuo grupės, bet spėjau daug nuotraukų padaryti, pafilmuoti. Ką tu pasaka? Ką pirmin. Priekį. Vienas iš tokių, kaip sakai, nepamirškim, ką nori. Svajokime atsargiai, nes norai dinka. Nu ką čia jis. Blogai. Statulos paglostimas. Geras ženklas, kaip gidė sakė. Nidos briedis. Geras. Geras. Galvoju kažką nusipirkt, bet nenoriu atsilikti nuo grupės, aišku. Nu, gal reikia turbūt grįšim, užsuksim. Vis tiek. Kysa, kss. Jėzus, juoda kai smala. Gal čia kysas? Kysiau. Gerai, reikia eiti, neatsilikti nuo grupės. Tai lygiai per vidurį kapiniukai, takas eina, lygiai per vidurį akis atsirėmė į jo kapą. Nereikia kažkur klaidžioti. Tai va, tai išdalijo ir, aišku, labai pyko dalis sugaudys. Tos sveikatos turi, tai leisdavo kaimas jaunus bernus, kad jie sugaudytų tuos sulaukėjusius arklius. Ir va tenai tas siužetas ir vyksta. Tai kaimas supildavo tos stačiakampį, kad nebūdži žmonių į vandenį. Tikrai išties gražu. Gyvenusių žmonių gyvenimas, iš tikrųjų. Tai be galo sunku.
autobusų stotis. Bankomatas. Net nepagalvočiau, bet gerai atrodo. Tikrai išties labai gražu. Dabar atsiveria visas grožis. Daug žmonių nusifilmavo, nusifotografavo. Aš dar pas nusifotografavau su Vytauto Kernagio skulptūra. Tikrai išties puiku. Nu ką, judame toliau. Muziejus. Taip, Kauno stilius atdėkų stilius. Atdėkų arba Pėsčiųjų maršrutas aplink Nidą. Parnidžio kraštovaizdžio draustinis. Kaip gražu, kokie keliukai, takai. Neįtikėtina. Sakau, kaip minėjau, prieš 25 metus, kai lankiausi. Žinau, kad pamenu tą tiesiog laikrodį, tą smėlį vadinamą saulės. Tai dar aišku tos laiptus, bet dabar aišku daug kas ir pasikeitė, gali būti irgi vis tiek. Jau, kaip sakant, apie patį miestą kalbant, tikrai labai gražu. Tai dar ką, dar aišku, tik pavasaris, dar kaip sakant, dar, o dar kai viskas sužaliuos pilnai, lapai, tai vasara iš viską. Bet dabar turi pliusą, kad tas toks pavasariškas gaivus oras karščio nebėra. Kokios supinės. Reikia šiek tiek pasisupti. Nu, smagiai, smagiai. Gerai, reikia eiti, nesilik nuo žmonių. Ką prasideda pagrindinis jau, kaip sakant, takas į kalną, į pačias kopas. Štai laiptai. Takas į Parnidžio kopą. Paskui, aišku, jau pasieksim saulės laikrodį. Takus visus per pačias kopas, vienu žodžiu. Pamatysim net visą jūrą, panoramą. O ką, į viršų.
O, čia kokia panorama. Čia būtinai pasižvalgys. Čia dar kitas yra irgi. Fantastika. Pasaka tiesiog. Štai paprašiau žmogaus, kad nufotografuotų, nes vis tiek esu vienas, tai kaip sakant, jau turbūt nuo gydės pakankamai atsiliko, bet dar ir kitų žmonių atsiliko. Nu vis tiek pasivysim. Šiaip sakau, žada atimantis vaizdas, tiesiog pasaka. Taip, labai gražu tikrai. Aš įsivaizduoju, kas čia darysis vasarą. Kiek bus žmonių. Būtinai atvyksiu. Jūrų išsimaudysiu, sakau, kiek daug metų praradau. Susigrąžinsiu prarastus metus. Kiekvieną posūkį, kai liko, negaliu praleisti. Viską turiu nufotografuoti, nufilmuoti. Klajojantį kopą. Galiu tik vieną pasakai, kad Nida yra geriausias kurortas, gražiausia vieta Lietuvoje. Palyginus Šventąją Palangą, tai ne kažką. Dar ta Šventoji Palanga iš vis ne kaip Majorka. O čia tai pasaka, kokios panoramos atsiveria vaizdai, kiek gamtos. Būtinai reikės atvykti rugpjūčio pradžiai. Susiderinsiu. Aišku, laiko daug neturiu, labai užimtas, bet dėl to nebus ne problema. Puiku. Gerai vis aukščiau ir aukščiau. Jau dabar turėtų pasėti patys smėlynai. Wow. Geras. Baisiau nebūna. Ne, mano, tokie kaip tik tai mano. Saulės laikrodis. Kas čia pasieks? Sieks viską. Mes ir mes. Deginasi žmonės, guli. O dievulėliu. Taip, dabar pamenu. O čia patsanas, būdamas 15-16 lakščiau su pusbroliu vartėmis. Laksim vaikščiam. Bet čia draudžiama. Dabar užtverta. Nepraeisi. Taip, kaip kokiam fantastiniam filme. Pasaka. Čia stebėti galima. Jeigu įmeta, aišku. Šiaip gaila, turėjau žiūronus. Būčiau pasiėmęs, nepagalvojau. Na nieko. Aš sugrįšiu. Tikrai sugrįšiu. Sakau, planuot rugpjūčio pačiai pradžiai. Viskas. Užsibrėšiu tikslą.
Čia bus tokia kaip pirma dalis, galima sakyti, ekskursinė. O antra dalis bus grįžimas į Nidą, tiesiog grinai poilsis, savarankiškas. Užteks 2 dienom, tikrai išnaudosiu resursus. Pasaka. Taip, norėtų jisai toliau, bet aišku, dėja. Žinoma, tu gali peržengti, nepaisyt, bet to nereikia. Nes mačiau žmonės ant sakau gulėjo. Jie gali perėti tas visas ribas, tos ženklus nepaisyt. Tikrai, kaip gražu. Neina atsigrožėt. Daug įspūdžių. Žinoma, visur yra gražu, kad ir paimkim tą patį Vilnių, aišku, Klaipėdą, kitus miestus, Druskininkus, bet Nida eina išskirtinė. Pamenu aš jo, kaip atvykau dar 99 metų vasarą. Įsinuomojom dviračius su pusbroliu. Paskui po 2 metų vėl buvo 2001. Irgi su Giminaičiu kitu pusbroliu. Kad pasaka buvo laikai. Dar albumuose kiek nuotraukų turiu viską. Kiek prisiminimų, kiek nostalgija. Aišku, dabar viskas kitaip, bet vaizdai, tie prisiminimai, jie grįžta. Čia dar viena skulptūra, statula. Skulptūra prieš vėją, skaus nuotrauka. Gerai atrodo. Nu ką, selfis. Niekas pafotografuoti negali, tai va pats vienas nusifotkinu, dar pasifilmuoju. Gerai, išties. Dar vienas simbolis. Gal vieną tiesiog čia magnetukai nusipirkti. Nidos. Pasižiūrėčiau jo, tada aš išsirinksiu, gal nežinau. Žiūrėsim. Na, aišku, kopas su kopom gal tiesiog. Štai. Duriukai, taip. Gerai, palauk. Ką tu? Puiku. Aišku, atsilikau nuo grupės, nuo žmonių, bet čia ne problema. Turiu gyties numerį, galima pasiskambinti, pasitiksinti. Čia tikrai viskas gerai. Eiktų saukia vaizdai. Neįtikėtina. Viskas gerai, kad atsidėjo truputį nuo grupės, nieko tokio. Visi kiti irgi žmonės atsiskyrė. Tiesiog gydė sakė, kad irgi savarankiškai gali patys pasivaikščioti, nes vis tiek davė žmonėm 4 valandas. Nuo 12 iki 4. Tai vat. O aš aišku nuklydau. Pačiam dabar viskas labai vienam gerai. Nu ir dabar einu jau link jūros pačios pasižiūrėti. O žmogau,
Oh man. Incredible. Jau angliškai kalbėt pradėsiu. Amazing. Nušakęs, fantastika. Tikslas pasiektas šitos ekskursijos. Eik tu savo. Nerealiai. Būtų nesveika svajonė išsimaudyti, bet aišku susirgčiau, sušalčiau, tikrai labai šalta. Ne, aišku, pasvaik gali pafantazuot, pasvajot, pajuokaut, bet reikės laukti rugpjūčio pradžios. Viskas. Užsibrėžiu griežtai tikslą rugpjūčiai, padarysiu pakartojimą. Trumpai reikia nusileisti. Aišku, turiu dar laiko, dar reikia spėti švyturį aplankyti. Jau batai pilni smėlio, nieko, išsikartysiu. Baika. Matau ruoniai, sveikuoliai, aišku, žmonės. Iš toli. Taip, yra tokių, kurie išsimauda, aišku. Žvejys. Eik, tai nerealu. Jiem palietų šalta. Jo, šaltas. Aš jau dabar jaučiu vasarą. Dabar įsivaizduoju po kokių 3 mėnesių. Po 3,5 tai maždaug. Jau dabar balandžio 18, tai maždaug rugpjūčio 2-3, taip įsivaizduoti. Pradžia. Nesveikai, nerealu. Taigi 25 metai. Ilgas laiko tarpas. Taip, pasifotografavau, pasifilmavau, pasidariau selfių. Kad smagumėlis. Reikia pasimti monsteriuką. Nieko, viskas, nekantrauju sulauk dabar vasaros. Aišku, turiu palaukti vasaros galo. Tada bus linksmybės. Pasaka. Gerai, reikia traukti jau viskas. Į sveikatą. Gerai. Energijos reikia. Iš čia atrodo taip tylu, nesijaučiau jūros ošimo, bet iš tikrųjų, kai pasižiūriu vaizdą, žada atima, netenki amo. Pasaka. Dabar laikausi tiesiai ir trauksiu link švyturio. Reikia tiesiai, gal apie kokį kilometrą, po to suk po kairę, kaip gidė sakė. Nesunku ras. Šiaip Nida kai kurias vietas atsimenu, bet aišku blankiai. Nes ypač kopose, kiek prisiminimų, tai vat. O taip tie keliai, takai, čia būtų iš smagu ir su dviračiu pasivažinėti. Taigi nieko, atgaivinsiu senus prisiminimus. Kaip sakant, sugrąžinsiu senus gerus laikus. Išsikratau smėlį. Tikrai nemažai jo buvo. Toliau žygis tęsiasi. Užžyga senas žvejas. Gerai skamba. Čia su gera mintim vietoj kuolų, kaip sakant, sustatyta iešmai šašlikų prie takų. Na ką turim? Nidos švyturys, 0,5 kilometro. Ok. Ir ką, belieka lipti iš tą statų kalną.
Štai šio pagrindinį takelį. Reikia į taip. Tikra kardio treniruotė. Labai gerai šaunu. Jau regis matau švyturį. Taip, tiesiai. Čia dar panoramkė. Ir pasižvalgyt. O žmogau. Irgi pribloškiantis vaizdas. Galima pasinaudoti, pasižiūrėti. Bet nieko nesimato, aišku. Labai jau taip. Labai priartinta. Nu, dabar su kamera taip nenufilmuosiu iš telefono, aišku. Neįtikėtina. Gerai, reikia laikytis taip tiesiai tiesiog. Ir viskas. Ir dešiniau jau bus šitais. Nemažas aukštas. Gal kokia kaip 20 metrų aukščio. Spėju, čia turi būti aprašymas. Dvidešimt 7 metrų aukščio. Normaliai. Beveik kaip 9 aukštas. Nu jo. Suklydau daug aukščiau. Eina savo. Tai kaip sakant, paskutinė. Čia Nidoje būtent šita dabar va vieta aplankimo. Po to aišku reiks eiti jau link laivo. Bet dar turiu tikrai laiko. Beveik valandą laiko. Po to manau reiks leisis taip. Greitiesiai. Nu ką. Reikia pasižvalgyti ir palipėti. Nido šiturys. Uždaryta. Blemba, kai gaila. Bet čia yra mokama. O, blembački. Per čia reikia eiti. Jis nedirba. Eina savo. Kaip gaila. Aišku, savaitgalis. Nieko nebus. Eina savo kaip gaila. Bent jau taip pasižiūrėsiu. Eina savo. Šitą lankinį laikas. Tai 5 eurai žmogui. Atvykas iki 5 eurų. Ką tik paguglinau, pasižiūrėjau, kad laikinai yra uždaryta. Kažkaip neveikia. Gal kažkas remontuojama, renovacija, kažkas vyksta. Vienu žodžiu, gaila, bet nenusivyliau, aišku. Aplankysiu vasarą, manau, dirbs. Nes pasižiūrėjau, savaitgaliais irgi dirbo, bet čia viskas užrakinta. Bet internete rašo laikinai uždaryta raudonom raidėm. Nu tai, gal kažkokie vyksta remontai, tvarkymo darbai. Nieko laiko turiu, mažu trauksiu link laivo. Bent jau iš išorės pasižiūrės. Kągi. Einam toliau. Ką tu kaip gražu. Čia būtų smagu gyventi. Tokie namai. Jau pamažu išeinu į pagrindinę gatvę ir einu link miesto, link laivo.
Butavas. Upės stadija. Žymybės. O, gidė, Laima, kaip sekas? Puikiai, ir man viskas. Gaila, švyturys buvo uždarytas, pasižiūrėjau internete, kad laikinai nedirba. Laikinai nedirba. A, gaila, tikėjausi užeit. Nu, bet viskas gerai, taip įspūdžių paliko. Kartais būna. Supratau. Sudėtingiausias jis yra. Nu jo, 27 metrai aukštas einas. Dar va čia Dailos kieno yra jūra Kuršmarėse, iš viso Aha. jo reikia brist. Nenueisi taip. Supratau. Esu pataikius kažkada. Ai, pati sena čia būdavo. Aha, čia. Valinsko idėja. Nes aš žiūriu žymybių žvaigždžių, Lietuvos žymybių vardai, pavardės. Žiūriu kaip ir Holivudo tų žvaigždžių būna irgi to takoje. Jau, va, tai... Ką tu, nu, šaunu, tikrai Nida padaro labai įspūdį, sakau, aš jau prisiminimai. Kada sezono atidarymas ir Nidos festivalis vyko, bet tenai plaukėm į Nidą. Esu tokiam dalyvavusi. Fantastika, nuostabu. Jo, verta tikrai, bet Nidoje kainas girdėjau, kad labai kosmosas, nu, brangu, bet iš tikrųjų, nu, nežinau kaip kur, gal restoranai, knaipės, kavinės. Kaip kur? Žiūrint, kaip sakant, jau pasižiūrėjau. Ir nežinau, ir druskininkų, ir Kaune, ir visur, kad tos Ne, tai yra, nu jo, aš tiek girdėjau, tik tai gandus, kad iš tikrųjų Nidoje, nu, brangu, nu, bet sakau, verta tikrai. Dėl to tai, taip, gerai tvarkoju, žinokit, aš einu tada link, aha, susitiksim iki. Pakalbėjau su Gidė, pasaka, tikrai jau sukolas, vėjas truputį toks, laivas ten, reikia apeit ir grįžtam. Tikrai, Nido šiaip tikrai nepasiklysi, nesudėtingas, kelią greit įsiminsi, šiaip yra tokį ratą padarėm visą, kaip sakant. Ir viskas. Dar aišku, 9, sakė, 8 žmonių trūksta. Tai va ten kopos, ten toliau visą tokį ratą padarėm. Ir grįžom per čia. Tikrai puiku. Nu ką, dabar į Rusnės salą traukti žuvies degustacijai. Ir štai grįžom. Plaukiam. Leido muziką. Su muzika linksmiau. Laivas labai siūbuoja. Bangos didelės. Jau viskas. Tuoj prisišvartuosim. Na štai pasiplaukėm viskas. Dabar link autobuso. Tikrai labai patiko. Nu dabar aišku žuvies degustacijai. Paskutinė kelionės dalis. Ir po to jau namo. Viskas aparatų jau nereikia gydėti. Dabar jau važiuojam. Štai pagaliau į tą rūkyklėlę eisim. Čia bus žuvies degustacija.
bagos. Šamas jisai buvo 1,80 m. Na ir kaip manot, kokio svorio galėtų būti? 40. 40. Tai va, 1 kilogramą tik tai su. Ant stuburo esam ir neįpjaunam į patį stuburą, tik šalia stuburo, šakėlės eimas. Tai prasipjovėm iki galvos, pasistatom žuvį ant stalo, nes galva... Tai va, tuo metu išvyksi jums dar lygią medžiagą, darutės potį. Prasidės degustacija. Kokia? Tai palauk, jūs turite savyteną to žuvies. Keisti reikia dabar, ar ne? O kas ten? Duoti jums, prašau. Dėkitės. Viskas. Geras. Nu. Na, kaip ir viskas, degustacija buvo labai skani, gera. Ir jau reikės eiti link autobuso. Viskas kaip kelionės ir pabaiga. Tai trauk namo. Jeto koks. Geras, nu. Geras. Vyčkis, šeimininkai. O kas čia, parduotuvėlė? Geras. Čia po vieną vienetą. Ir šitos dar va gal. Ešeriukas, aš neskiriu. Pats namuose dar užsipirkau vakar žuvies, paskui prisimeniau, kad pasislankyti. Štai apsipirkau. Dar parduotuvėlė žuvies, porą rūšių, po vieną vienetą. Tikrai buvo smagu. Dabar jau viskas, ane, namo jau. Tai ką, tai dar kartą pasižvalgome po Lietuvos Madagaskarą, kur sakiau, aukščiausia vieta yra metras virš jūros lygio, tai jau čia aukštuma. Žibai, Verdainė ir Šilo Karčiama 3 sujungus 3 kaimus. Dėja, vis primenu, nes paskui, nu, taip sakau. Viskas, kelionė baigta. Labai patiko, neįtikėtina. Turbūt geriausia ekskursija, kaip sakant, mano visoje kelionių istorijoje. Kiek aš keliauju per Alvatūrą ir va šį prasmingam gyvenimui, kiek vat. Tai tikrai rekomenduoju. Nu, Nidoje labai padarė įspūdį. Ir aišku, žuvies degustacija. Štai labai tikrai buvo smagu. Viskas, dabar 10 valandų. Jau reikia man važiuoti namo. Viskas. Taigi, o į Nidą sugrįžimas antra dalis bus šių metų rugpjūčio pradžioj.